žodžiu, galvoju, nufilmuosiu Minarelli Horizontal variklio surinkimą. Parodysiu viską step by step nuo švaraus bloko. Ne visai, bet jo, net manau atskirą vidosą šiandien šito padarysiu, kad žmonėm lengviau rasti ir... Tai vat, sėdėjau už kadro guolį, o įkaitas. Tai žodžiu, parodysiu ant degimo pusės. Čia va degimo pusė, jinai stovi va tai va, kaip pirda yra. Ir tai nukračia, viską pamatysit. Žodžiu, čia dedas guolis, yra guoliavietė. Aišku, jau pas mane įsidėvėjusi naibiškai, bet vis tiek. Pasimat degiklį, šnai. Kaitinam va šitą vietą. Kaitinam va šitą va vietą. Kažkur ne čia, kaitinam va šitą va sieną. Tai va, įkaitinam tą. Guolius geriausia būtų į šaldiklį dėt, į kamerą, su maišeliu būtinai. Būtinai dėkit su maišeliu, gali susgadint guolis. Tada kaitinant kokį, nežinau, nuo 3-7 minučių. Tada pasimat guolį, pasimat ant kažko va tokio. Suspaudžiat guolį ir įdedat, turi lengvai įkrist. Šito nenufilmavau, sunku biškį, tai dabar šitą visą parodysiu, kaip įdėti guolį. Tikiuosi pavyks iš pirmo karto, nereikės kalt. Nes jeigu guolį įkalat, tai nieko gero, žinokit. Kaip matėt, guolis labai gerai ėjo, taip ir turi. Nes, tipo, gali užsidėti galbūt per šitą šoną kalt, bet, tipo, geriau, kad tu taip įkristų, geriau įdėkit guolį į kamerą su maišeliu, jisai susitrauks, bloką pakaitint, įsiplės ir labai gražiai kris, nereiks kalt ir laikys guolį ilgai. Tai va, nežinau, pažįstamas sakė, o šitus va tepalo šudukus įsiimt, tai manau taip ir padarysiu. Sakė, labai grupiai stūmai negerai, tiesiog įsitept tepalu. Va, ir turėkit, kai rinksit tepalo biškį, reikia, kai dedi guolius, patept, kad geriau įkristų ir reikės dar vėliau. Tai va, dabar dėsim alkūnę. Tipo, galima pakaitint va šitą va vidų, bet jo ilgai kaitint negalima, nes guolį sugadinsi. Tai žodžiu, aš gal čiut pakaitinsiu, nes dabar 2-4 valandas maždaug guli velinas kameroj, kad sušaltų, susitrauktų kažkiek. Tai va žodžiu, bandom dėt. Ir kai veliną dedat, jį visų pirma reikia dėti į variatoriaus pusę, į šitą didelį bloką. Tai dabar tą ir bandysim padaryti. Eina, nafig nenufilmavau. Kamerą pasidėjau, bet nenufilmavau, žodžiu. Užšaldot veliną. Biškį čiut pakaitinat guolį. Tipo nerekomenduotina, bet geriau jais. Tada šitus štuceriukus įsidedat. Vienas viršui. Turi gražiai įeit. Ir kitas čionais būtinai. Tai va. Ble, nenufilmavau, kaip įdėjau gražiai. Na žodžiu. Nežinau, dabar reikia dėti. Oi, nededam. Sutepam hermetiku.
išsitepėm, dabar su kažkuo apsivalom, tenais kur nereikia, išorę ir taip toliau. Arba blemba reikėjo tiesiog tą degimo pusę. Tu daug lengviau. Blemba, debilas aš. Šitus įsidedam. Tai vat viskas suviršta, va matot, hermetikas net pro kraštus eina, tai reiškia priveržė. Aišku, jo ten dafiga nereikia, ten čiut pirštukų pratepiai. Tai vat galima apsivalyti hermetiką, va kur prabėgo. Hermetikas apvalytas, alkūnė. Kaip matom, sunkiai sukasi. Šitoje pusėje tarpas didesnis matos, tai reik biškį tenais galima išcentruoti. Va, matot, pakeliu ir iš karto sukas. Kaip reikia. Va, super. Labai gerai sukasi, matai, o taip. Dar apsivalom, jeigu hermetiko yra, tai va, įdedam, prasukam. Va, dar kiek buvo ir šlapia drabiški. Nu va, viskas gražu. Naujas velenas įdėtas. Ką mes toliau veikiam? Toliau mes dėsim salniką. 2 salnikai degimo variatoriaus pusės, degimo šitą mažiuką eina, mažiukas aišku. Aš nežinau, šitą galima šiaip prasitept arba motuliu, dvitakčio tepalu arba kažkokį lūbą. Nu, tipo sutepimai kažkas tokio. Daug netepam. Galima galvutę šiaip pasimt. Arba tiesiog tai vaidėt. Čia labai didelės galvutės reiktų, matot. Čia ne guoliai, jie guminiai. Lengvai įsideda. Galima čiut pakalt. Kad tolygiai va tai va pakalam, kad užtikrinti būt. Kad nepamiršt, galim iš karto įsidėti laikiklį salniko. Ten yra raštukas toksai, skylutė. Toks turi mažiukas būt. Va tai va užsideda. Čia va išgaubimas, jis eina į viršų. Žiūrim, kad nekreivai būtų, lygiai. Spaudžiam. Salnikas nesisuka, jis vietoj stovi. Aplink jį sukasi velenas, tai galima. Nu va, iš jėgos tiesiog su
bloko prispaudimu irgi tas pats iš rankos, ten nereikia su puška, su kažkuo. Lengvai iš rankos iš jėgos prasukam, kiek jaučiam yra tiek. Nes aliumas ten greit gali srėgį suvaryt, nes aliumas plečia labai toks metalas. Sudegimo pusę baigiam, einam prie variatoriaus. Va čia jau bus biškį sunkiau. Variatoriaus pusėje laikiklio nėra. Dabar su šitu yra toks dalykas, jį reikia iki gravelio tokio dabaryti. Jis ten įkrenta. Blemba, ne taip goliai dėjau, eina sau. Nu gal, tuoj parodysiu. Nu ką, sveikinu. Salininką mušam iki ten tokio gravelio. Iki, nesmato nieko. Iki tokio gravelio daina, žodžiu. Ten va yra, nesmato. Iki jo daina ir viso toliau nemušam. Iki galo nemušam, nes blogas tepimas bus. Nu ką, toliau aš manau, galime eiti prie grupės. Dar va, tą kondensatorių reikia prasvalyti. Va, įsideda salininkai jau ne taip turi suktis lengvai, nes vis tik jau užspaudžia, žodžiu. Adatinis guliukas dedas į veleną. Susitepam jį, įsidedam į veleną. Turim naują stūmoklį, pas mane DR Evo 70 grupė. Naujas stūmoklis, nes praeitas pagerėjo. Turim pirštą ir fiksai. Ir žiedai. Juodas žiedas eina į apačią. Yra šviesus tamsus. Įsidedam žiedus. Tai va, užlenkiam. Yra gravelis, toks dzibukas. Ojojoj. Va, įsideda, įsifiksuoja ir čia va yra toks šudukas. Dedam kitą. Užtempiam. Įsideda. Susispaus, bus labai gerai. Tai va, žiedai sudėti. Mums reikia įsidėti vieną fiksą. Man labai patogu su va tokiais. Pasimam už kampuko. Gal biškį per didelės plaukit. Va tokius kuo mažesnius, kad patogu būtų. Už kampuko pasimam. Reik. Gravelis yra. Įsidedam pirštais. Paskiau pasimam už galiuko, sukam. Sukam į vidų. Eina sau. Sukam, o ir į vidų stumti reikia. Fiksas įdėtas. Aišku, nesimato jam, bet įsidedat, prasukinėkit, kad tikrai būtų gravelisai. Jeigu sukiojas, viskas gerai. Tada pirštukas. Škilim šūs. Viskas gerai. Pasimam pirštą irgi prasitepam, šnai. Pirštuką kišam ten, kur neįdėjom dar fikso. Biškį dastumėm. Iki pat galo. Opa. Eiktų, na, kam aš dakišau. Ble. Dastumėm maždaug iki tiek. Tada pažiūrim rodiklį į apačią. Ten, kur duslintuvas. Dedama taip. Paliekam čionais, kad užeitų ant veleno. Neužeina, dar biškį pastumėm. Ir tada maunam ant veleno. Opa, visos stūmoklis uždėtas, tik liko dar vienas fiksas, kurį aš nežinau, kur padėjau. Eina sau. Tas fiksas
tik jau dedam, kai yra ant veleno. Iš pirmo karto įdėjau, aš tą dėjau gal 10 minučių. Matome, sukasi. Tik yra dar vienas dalykas, fiksą reikia kažkaip atitaikyti. Kažkuria pusė. Gal šaunu, berods. Vienokit šito nežinau, nenoriu suklyst. Pastatysim šaunu. Va, stumoklis viskas yra. Tarpinių komplektas taip pat naujas. Tikrai nepakenks. Atsargiai išimam, kad nieko nepabarstyt. Kam šitą? Žodžiu, šitą tarpinę. Matom, šitas išpjovimas eina į viršų. Taip ir dedam. Toliau pasiimam savo grupę. Va, matos, kas buvo. Jeigu matot, va, sudaryta visa. Ir aišku, prasihoningavęs. Jau dedu variklį. Turim honinguoti RP. Žiūrėsim, kiek laikys, tai va, sakau, vidosas bus atskiras ant surinkimo. Kaip ir tutorialas, kaip ir paaiškinimas, kas šviežia šitoj temai. Nu tai ką, toliau dedam mūsų grupę. Išmetimas apačioj, kaip ir stumoklis. Siūlyčiau prasitepti. Aišku, ten pradėsit kikint, važiuosit, vis tiek prasiteps, bet kad ir geriau lystų ar kažką. Žiūrim žiedus, kad būtų savo vietose. Va, vietose. Dabar nežinau, ar paaiškinti, ar matysit. Maunam grupę. Kol maunam grupę, šit pamaunam, užlenda ant stumoklio ir spaudžiam žiedą. Va, spaudėm žiedą, užsimovė. Ir tada kitą spaudžiam. Lemba reikėjo ir stumoklį sutepti. Yra dar toks dalykas, kai skvišas, tai yra tarp galvos ir stumoklio tarpas. Bet ant RP jo nereikia žiūrėti. Čia jau kai kažką rimtesnio dedat. Kokį malosį sportą, korsą kokią. Tai va galima, per tuos tarpus, kur ant grupės yra, spaudžiam. Žodžiu, net tą pusę buvau įdėjęs žiedą šitą patinį. Matot, yra graveliai tokie žiedę. Ir yra tas šudukas, tai kad gravelis būtų ties tuo. Žodžiu, aš atvirkščiai buvau įdėjęs. Galvoju, kas čia ne to. Tai va, žodžiu, dabar viskas gerai. Matai, pirštus šitas vietas, tai pirštai suspaudžiam. Ir viskas gražiai, smooth įlenda. Tarpinę pataisom. Opa, simovė. Nu, viskas vaikšto. Viskas labai nice. Blemba. Aišku, čia buvo biškį ir vandens gavęs, tai blemba prigludus gerai. Oi, opački. Dar gražiai biškį nelygumus tos nusivariau, nes realiai galva, kad ir tokia vaklyninta buvo. Nieko baisaus, nes kaip sakiau, yra toks dalykas kaip skvišas. Tai yra tarpas tarp galvos ir stumoklio. Nes va, žiūrėkit. Opa, yra tarpas.
nes iki galo nedaeina. Mažiukės ties špilkom. Oi, kur tu bėgi? Dar viskas, galva baigta. Surinkta viskas. Dabar gražiai, kad tarpinės neiškristų. Užsidėsim. Pasiruošėm šitus. Irgi taip pat grįžmai kaip bloką. Noriu, kad man tarpinė laikytus. Sisuku. Opa. Sio kažkiek laiko. Dešimt galvutė. Ir veržiam. Pirmą va šitą paveržiam. Tada šitą paveržiam. Tada šitą. Tai va, iksų. Paveržiam. Ir va tai va veržiam. Stipriai neperveržiam. O matot, matai vada veržiat ir tada šitą atsilaisvina. Nu va, grupė suveršta. And for the next step is degimas. Ko jums reikės degimui? Dangtelis, plokštelė, magnetas, apvijos, laidai, fiškė, ryderis, laidų laikiklis ir žinoma svarbiausia, nu čia viskas svarbu, šplintas. Visų pirma eina plokštelė. Plokštelė dedasi, va taip. Čia jos kitaip ir neįdėsiu. Pralaikom, kad jums skersuotų. Tada eina apvijos, generatorius. Persikišam fiškę per čia. Statosi va štai taip. Laidai turi būti viršui. Laikikliuką šitą užsidėt. Prisisukom, prisiveržiam. Jau galim prisisukti ir šitą. Tada eina ryderis. Ryderis stovi va tai va. Laikinai va taip užsidedam, kad judėtų. Arba galit prisveršti ir vėliau vėl. Dabar dar vienas dalykas. Šplintas. Yra šplintavietė, nežinau kaip pavadinti. Ten įsistato šplintukas. Ir ant magneto yra toks žymėjimas, gravelis. Tai jį sulyginam su šplintu. Vat, gražiai turi užsimaut. Jo, gal šitą prisiveržiam kol kas. Pasimam pušką, 17 galvutę ir gaikę. Nežinau, žinokit, kaip jum be puškos. Gal laikikliukas kažkas yra, kad prilaikyt. Na, aš tik su puška, tai... O, kaip gerai ant naujos reigio. Ai. Nu va. Šitoj vietoj ant magneto yra toks šudukas. Jį reikia atreguliuoti, kad būtų milimetras tarp ryderio ir to šuduko. Tai čia žodžiu, arba kažką turit milimetrinio kažkokią skardą, pakišat, priglaudžiat ir užvirdat.
Degimą susirinkom, einam prie variatoriaus. Transmisijai reikės svareliai, pirštas, pats variatorius. Pas mane čia didintas jisai, pas jūs paprašiukas, mažiukas. Sankabos būgnas. Sankabos lėkštės. Veržlė. Dar klausimas, ar pas jūs yra Bendriksas, starteris, pas mane nėra, tai reikia dėti tokią šaibukę. Tada karūnėlė užkūrimo. Tada šita pirminė lėkštutė. Čia dedas toksai šudukas, kad laikytųsi jisai einant šlicų, nu žodžiu. Geriausiai įsispaust ir įsikišt diržą. Diržas įėjo. Sankabą dėsim Sankabą taip uždedam, jinai turi, tai va, ridentis gražiai. Man reikia tokią šaibą dėti, jums nereikės, jeigu pas jūs ne oversizinė. Ten taip įsistumiam ir tada dėsis būgnas. Va. Tai ir va taip eit, aišku, dar nepriveršta, tai biškai kreivai veikia. Kažkaip keistai atsilieka, bet gal kad nesudėta viskas. Toliau dedam variatorių. Pirmą dedam šaibukę, jeigu nėra, jinai turi neklibėti, ten užeina žodžiu. Variatorius eina. Oi, kaip gerai su naujais škyvais, su šitais, su šlicais. Tada turim priminę. Čia turi dėti šaibą. Šaibą geriausia dėti nuo žvakės, o čia va, yra šaiba tokia, ją nusiimi, užsidedi čia. Tada geriau užkelia diržą. Oi, diržą pamiršau. Šaibukė užmaunam. Karūnėlę dedam. Spaudžiam biškį karūnėlę. Arba veržlę reikia pakeisti. Ir prisisukom. Viskas turi vaikščioti, viskas gerai. Nu va, su transmisija. Ne tą pusę diržą įdėjau. Tu juokauji. Eina šiek. Variatorių susidėjom, dabar jau tikrai. Paskutinis realiai žingsnis liko įsiurbimas. Įsiurbimui reikės lepeštokų, kolektoriaus, karburatoriaus ir filtro. Tai 6 drakinis, polinį CP21, malosi 3 kolikas ir mototasinari lepeštokai. Nu tipo, nebūtina jas ten tept, bet aš dėl viso ko susitepiu, kad kažkokių lykų nebūtų. Tai, blet, ne taip išdėjau. O taip. Tada dedam lepeštokus. Atsilyginam viską. Galbūt gerai ir čia prasiteptų kažkiek. Bet irgi labai pilnai. Tai va, prasitepėm. Tada varžtukais susikabinam. Irgi suksim įstrižai. Ir va, tai va, galit varžtukus pridėti
pažiūrėti, kiek kabins. Jeigu ten labai mažai kabina, tai geriau nedėt. Labai stipriai nesukam, lengva labai prasukti čionais. Aš prieš tai buvau prasukęs, tai nelabai gerai buvo. Sriegius vėl iš naujo daryti reikia. Tada karburatorius. Va karbas, bet visų pirma reikia, patogiau man bus. Pirma reiktų subfreimą įsidėti. Pas jūs, jeigu stokas bus toks tiesus, pas mane aplinko eina, nes pas mane tiesus išmetimas eina ten. O pas jūs, jeigu stokas paprastas kolikas, o čionai su karbas bus, pas mane čia. Tai va, susidėsim subą ir grįšiu. Nežinau, ar jums čia rodyt, bet žodžiu.